Labas vakaras visiems, senai matėmės. Nutariau padaryti šitą video dėl to, kad mačiau Skype vėl įvairiom piniginiam temom vedamas diskusijas. Todėl noriu pasikartoti ir priminti visiems, kokiosgi buvo deklaruotos sąlygos paskutinės iš mūsų kompanijos lyderių. Taigi, kompanija pranešė mum, kad nuo gruodžio 26 iki gruodžio 31 dienos reklamos davėjas turi mūsų kompanijai sumokėti pinigus. Kadangi jūs žinote, iš tikrųjų buvo didelis skandalas, buvo netgi teisiamasi. Nuskambėjo šitas skandalas per kelias Rusijos televizijas, kadangi tai lietė būtent rusų kilmės hakerius. Iš tikrųjų, tinklas robotų buvo sukurtas labai didelis ir tai galėjo grėsti bankrotų. Taip kad viskas šitas buvo išsiaiškinta ir iš tikrųjų prieš mokant didelės pinigų sumas, ačiū Dievui, Google'as viską patikrino, teismuose buvo nuspręstas verdiktas mūsų labui, taip kad kompanija pranešė, kad su ją bus atsiskaityta iki gruodžio 31 dienos. Ir nuo tos dienos, kada jį gaus pinigus, 10 dienų bėgyje, bus atsiskaityta su mumis, su šios THW Global kompanijos partneriais. Taip kaip aš ir prognozavau, sausio maždaug vidury mes turėtume gauti atlyginimą už tai, ką mes pražiūrėjome. Ir tik nenoriu iš karto galvoti ir noriu, kad jūs suprastumėt, mes tų pinigėlių labai greitgi negalėsim išsivesti. Vis tiek tai bus kelios dienos, kol pinigėlių siūsim į vieną sistemą, į kitą, taip kad. Bet sausio 15 dieną aš manau, kad mes visi tikrai turėtume jau žinoti, kiek kas užsidirbom per šitą gan trumpą, mums leistą stebėjimo laikotarpį. Dar noriu pasakyti, kad stebiu lyderius lig šiol. Ir Vokietijoje gali žiūrėti reklamą žmonės, ir Amerikoje, Italijoje. Neseniai kažkas taip galėjo žiūrėti reklamą ir mūsų Latvijoje. Matot, žmonės vis tiek žiūri. Jie negavę pinigų. Jie žiūri, tiki savo lyderiam. Todėl noriu ir jums palinkėti didelio tikėjimo. Per daug didelė mašina užsukta. Taip, kad galbūt jinai sunkiau įsivažiuos. Ir tai būtų labai normalu. Tačiau jinai tikrai įsisuks. Ir viskas bus gerai. Taip, kad praėjus mūsų lietuviškų didelių švenčių proga ir ateinančių naujųjų metų proga, noriu visiems jums palinkėti, kad jūs buvote kartu, kad didžioji dalis esame mano komandoje, kad mes palaikom vienas kitus, palaikome savo tikėjimą, dalinamės džiaugsmais, kartais gal ir liūdėsiu. Todėl ačiū jums visiems, kad jūs esate ir linkiu visiems gražių 2017 metų, kad jie mums būtų visiems sėkmingi, kad jie būtų mums iš tikrųjų pelningi, kad mes visi būtume sveiki, geros nuotaikos ir didelius kalnus darbų nuveiktume savo ir savo šeimos, savo vaikų labai. Taip kad, kaip tik turėsiu žinių, iš karto vėl pradėsiu su jumis bendrauti ir manau iki viso greito, bet tikrai tikėkime, kad šventės praleisim ramiai ir naujų žinių gausime sausio vidury. Taip kad gražių 2017 metų sutiktuvių. Iki.